Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje aptarėme, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 21-2026 metų savaitė. Iš geresnių naujienų. Sostinė dėliojasi planus dėl karšto vandens talpų, plečiami biometano pajėgumai, airiai taikosi vystyti žaliojo vandenilio projektą, o savivaldybės gausiai atsinaujina šilumos gamybos įrenginius. Iš tokių vidutinių, pirmojo jūrinio vėjo parko ekonominis vertinimas bus pasitiktas perdėm prakilniai. Be to, Tatena išsamei tikrins Lietuvos branduolinę saugos sistemą ir pasitraukia didžiausio dujų vartotojo šalyje vadovė. Štai papunkčiui. NATO is launching Baltic Sentry. Goodbye Russia, goodbye Lenin. Vilniaus centrinio šildymo bendrovė Miesto Gijos, tai buvę Vilniaus šilumos tinklai, sostinėje planuoja įdiegti keletą akumuliacinių karšto vandens talpyklų. Apšiltintose metalinėse talpyklose arba specialiai įrengtose iki 6 metrų gylio duobėse būtų kaupiamas karštas termofikacinis vanduo, įkaitintas iki 90 laipsnių Celsijaus temperatūros. Jis būtų naudojamas rytinių ar vakarinių paklausos pikų metu. Su reguliuotojais suderinti 2 projektai. Naujosios Vilnios rajoninė katilinė gaus šilumos siurblius bei 3000 kubinių metrų talpyklą. Tokia talpykla atsiras ir prie Salininkų rajono katilinės. Projektai kainuos atitinkamai 6,3 milijono ir 6 milijonus eurų. Prie antrosios miesto kogeneracinės jėgainės planuojama antžeminė metalinė 7,5 tūkstančio kubinių metrų tūrio 30 metrų aukščio talpykla. 8000 kubinių metrų talpykla planuojama Vilniaus nuotekų valykloje, kur šilumos siurbliai naudos energiją iš nuotekų sistemos. Dėl didžiausios potencialios 200 tūkstančių kubinių metrų talpos dar atliekami skaičiavimai. Mažiausia 350 kubinių metrų talpyklą manoma gaus prie televizijos bokšto įsikursiantis valstybinis duomenų centras. Čia bus surenkama pastarojo vėsinimo įrangos išskiriama šiluma. Kodėl tai svarbu? Šilumos poreikis yra neretai neįvertinamas. Pavyzdžiui, vien Vilniaus centralizuotas šilumos poreikio pikas apytiksliai atitinka visos šalies elektros poreikio piką, arba gyventojų šilumos poreikis Lietuvoje kasmet siekia apie 11 teravatvalandžių palyginti su beveik 13 teravatvalandžių visos šalies elektros poreikiu. Reikia turėti omenyje, kad šildymo sezonas trunka mažiau nei pusmetį. Dėl spręsti šilumos sektoriaus atsparumo kainų pasiūlos problemas yra nemažiau svarbu nei elektros sektoriai. Žaliosios energetikos bendrovė Green Genius už daugiau nei 10 milijonų eurų Pakruojo rajone Peleniškių kaime statys biometano jėgainę. Tam įmonė pasirašė 6 milijonų eurų paskolos sutartį su nacionaliniu plėtros banku Ilte. Planuojama, kad būsima jėgainė pagamins 30 gigavatvalandžių energijos ir apie 3 milijonus kubinių metrų biometano per metus. Jėgainėje kasmet planuojama panaudoti virš 100 tūkstančių tonų organinių atliekų, daugiausia galvijų mėšlo. Po perdirbimo likusi medžiaga bus naudojama kaip biologinė trąša. Amber Grid, Lietuvos dujų perdavimo sistemos valdytojas, skaičiuoja, kad balandį Lietuvoje į dujų perdavimo sistemą patiekta beveik 41 gigavatvalandė biometano. Tai beveik 3 kartus daugiau nei pernai balandį, 15 gigavatvalandžių. Per pirmus 4 mėnesius dujų sistemos operatoriai į tinklą įleido apie 150 gigavatvalandžių biometano. Kodėl tai svarbu? Biometanas iš esmės sukuria galimybę į žemės ūkio sektoriaus atliekų išgauti medžiagą, kuris savo savybėmis yra identiška gamtinėms dujoms. Lietuvoje 99% pagaminto biometano tiesa vis dar naudojama transporto sektorija. Kol kas kiekiai yra nedideli, apie 2% šalies dujų suvartojimo. Iki 30 metų tikimas šį rodiklį padidinti iki maždaug 10%. Artimiausiu metu pajėgumai turėtų padidėti, tačiau jie visi plečiami su ES parama. Airijos N1 Capital Limited Panevėžio pramoninėme rajone 28-aisiais planuoja žaliojo vandenilio ir sintetinio metano gamyklos statybas. Planuojamų įrenginių eksploatacijos pradžia numatoma 33-aisiais. Pirmoje etapu ketinama įrengti iki 20 MW elektrinės galios elektrolizės ir iki 10 MW galios sintetinio metano gamybos įrenginius. Viešas vandenilio pildymo punktas ir kita infrastruktūra taip pat suplanuota. Pagamintas sintetinis metanas bus tiekiamas į netoliese esantį gamtinių dujų vamzdyną. Antroje etapu bus įrengti papildomi 100 MW galios elektrolizės įrenginiai ir papildomi 50 MW sintetinio metano gamybos pajėgumai.
Elektrolizės įrenginiuose numatoma pagaminti iki 63 tūkstančių tonų, tai yra apie 2 teravatvalandžių vandenilio per metus, sintetinio metano iki beveik 40 tūkstančių tonų, tai išeis apie pusę teravatvalandės. Kodėl tai svarbu? Sintetinis metanas ir sintetinis vandenilis, kaip ir biometanas, yra kandidatų sąraše spręsti tą pačią importuojamą iškastinio kuro problemą. Ar konkrečiai šis projektas bus įgyvendintas, atviras klausimas. Žaliasis vandenilis kol kas yra kelis kartus brangesnis nei gaminamas iš gamtinių dujų, o tendencija pastaruoju metu yra skirtumui didėti, o ne mažėti. Daugiausia tai lemia pinigų kainos augimas. Tačiau iki 28 metų dar yra laiko. Šis dešimtmetis užbaigė importuojamo iškastinio kuro erą, tad alternatyvų tikrai nebus per mažai. Na ir kiti dalykai. 28 savivaldybių šilumos bendrovės pateikė 67 paraiškas paramai keisti neefektyvius šilumos gamybos įrenginius. Planuojama projektų už 37,1 milijoną eurų, jų bendra galia 60,5 MW. Valstybės paramos dalis beveik 11 milijonų eurų. Daugiausiai planuojama įrengti biokurų kūrenamus vandens šildymo katilus. Dalyje savivaldybių tikimasi 15–20% pigesnės šilumos. Lietuvoje prasidėjo Tarptautinės atominės energijos agentūros misija, kurios metu tarptautiniai ekspertai vertins šalies branduolinės ir radiacinės saugos sistemą, teisinę bazę, priežiūrą, pasirengimą avarijoms ir kita. Po jos bus gautos ekspertų išvados. Tokia pilnos apimties misija Lietuvoje organizuojama antrą kartą. Kartą jau buvome vertinti 2016-aisiais. Kiek daugiau nei 2 metus didžiausiai Lietuvos dujų vartotojai, Achemos grupės Jonavos azoto trąšų gamyklai Achema vadovavusi Audronė Kuskytė, traukėsi iš posto. Ją laikinai pakeis finansų direktorius Evaldas Venskus. Vadovė komentarų neteikia, atleidimas registrų centre klasifikuotas kaip darbuotojo iniciatyva be svarių priežasčių. Ir galiausiai, Ignitis grupės Jūrinio vėjo parko ekonominė analizė gali būti kritinis lūžis, kuris nulems šio projekto ateitį, o skaičiavimai padės valstybei apsispręsti, kas toliau vyks su šiuo projektu. Taip sako valstybės kontrolierė. Ataskaitą grupė turės pateikti birželio pabaigoje, planuotą sprendimą priimti 2027-aisiais. Tačiau įmonė apie tai informavo akcininkus, dėl to kilo skandalas lygioje vietoje ir štai. Sprendimas bus priimamas dabar, dar neturint aktualiausių duomenų. Šiam kartui tiek. Priminsiu, kad ši tinklalaidė yra rengiama to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei naujienas mėgstate skaityti, o ne jų klausytis, galite užsisakyti naujienlaiškį ir gauti jas tiesiai į savo elektroninio pašto dėžutę. Reikalingą nuorodą rasite tinklalaidės apraše. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.